Kaip išmokti solo profilaktikos? Solo profilaktikos esmė yra kiekvieno danties priežiūra, ypatingą dėmesį skiriant tarpdančių švarį. Kiekvieno danties kaklelis turi įlinkimą ir tarpusavio sudaro verpstės formos tarpdantį. Ir tai yra būtent ta vieta, nuo kurios pradeda gesti dantis ir kurios valymui turime skirti daugiausiai laiko. Tam, kad pasiektume abiejų dantų įlinkimus, pačioje pradžioje specialistas pagal tam tikrus kriterijus pritaiko solos tik šepetėlius pagal tarpdančių dydį. Po to žmogus pats pabando išvalyti tarpdantį ir turėdamas žinių, kurias įgyja trumpos paskaitos metu, įsitikina šepetėlio tinkamumu. Procedūros metu atrinkus šepetėlius taip pat įteikiama atmintinė, kurioje sužymėta, kokios spalvos šepetėliai kuriam tarpdančiai yra tinkami. O po kelių savaičių žmogus pats lengvai atsimena spalvas. Vieno danties šepetėlė Solos Wing lygiai taip pat turi tam tikrą metodą, kaip jį naudoti. Jis labai paprastas ir nereikalaujantis ypatingų pastangų ar papildomo laiko, nes juo valyti galima, tarkim, žiūrint televizorių ar skaitant knygą. Solos Wing naudojamas vietoj tradicinio dantų šepetėlio, kuriam nereikia dantų pastos. Galima matyti, kad ši solo profilaktika yra nesudėtinga, bet ypač efektyvi dantų priežiūros programa.